garažo pertvarkymas. Tam būčiau užleisim stručius, viską apsitvarkyti, traktoriai, visi įrankiai ir mediena, viską atlaisvinti pilnai. Būtume čia padaryti papildomus gardelius stručiam. Čia turbūt bus emų ir nandų, čia frikiniai, arba sukeisti vietom. Tai dar vienas iš darbų dabar viską atsilaisinti, maždaug persidaryti, taip pat parodysiu, nuveisiu, kur naują garažą planuoju įrengti, nes čia per kiemą labai sunku yra įvažiuoti, reikia persidaryti vis tiek arčiau kelio, tai bus galima šitą garažą užleisti paukščiam. Čia planuojamas garažas, tiesiai jau maždaug susikaliau koliukus, kur bus garažo ribos sustatytos. Čia iš karto matosi, už šitų medelių yra kelias, tai nuo kelio tiesiai į garažą bus galima įvažiuoti. Tiek menkas ūkinis pastatėlis, kaip grūdolinė galim sakyti, tiek grūdų laikymui, tiek šiaip visokiau nesąmonėm. Jau čia garažas mašinom ir traktoriam. Atsilaisvinau vietą, pradedu ruošti durims vietą, bus dvigubos durys, bus vieniems stručiam ir kitiem, tai pabiškai pradedu keičiu struktūrinės sienos dalis, tai šiek tiek atramas keičiu vietom, padarysiu rėmą jau durim. Perkėliu atramą, ten matosi nupjautas galiukas yra, šitas skersinį perkėliu arčiau sienos, dabar pradėsiu daryti rėmą durims. Čia dar vasarą pabaigiau padaryti įvėjimą. Gražiai šiaip mediena gavosi impregnuota, labai gražiai visas vienas atrodo. Šitą visą būdelę nugriauti ir tiesiai už jos bus vartai stručiam. Ten tiek iš vidaus bus durys, kurias ruošiu dabar iš vidinės dalies. Tai va čia va dabar, čia va grinai bus durys. Kol kas čia per žiemą antis gyvena, bet čia viskas kiaura. Norint viską sutvarkyti, tai realiai reikėtų viską iš naujo perstatyti, kad tos plyšius uždengti, tai tada jau tas pats, kas pilnai nugriauti ir iš naujo pastatyti. Tikrai neapsimoka man jau čia pasilikti, viską nuardysiu. Ir viskas, užleisim stručiam, čia bus praėjimas. Tai ką, pasiėmiau kraštą, bandysim gręžti, persidėti, kaip ir minėjau, čia tvorą persistatyti. Dabar iš čia tiesiai tvorą, iš karto pasistatysime maždaug, kai bus stručiam.
Išsitraukiu visus koliukus iš tvoros. Beveik nieko neliko, dar pats kampas laiko. Ir viskas, čia iš naujo persitęsiau naujus koliukus. Sumažinu teritoriją, čia bus ruošimas trūšiam. Matosi senas ribos. Kažkiek perkėliau tvorą. Laikinai perdariau. Čia bus laisvas plotas. Darau kampas toksai užuoja. Tai kai jau sugalvosiu griauti šitą namelį, tvorą perdendu ir viskas, bus jau galima lengvai dirbti. Kad nevaikščiotų, nebemaišytų visi paukščiai. Tai čia šiandien darbų. Laikinai perkiau tą tvorą. Šitą tvorą maždaug šitoje vietoje ir liks. Tiesiog šalimais jau bus iš metalinių kuolų. Šitie mediniai atlaikė maždaug gal 10 metų. Gal net ir tiek nėra iš tikrųjų. Visi nukūna ties galais. Visiškai visi. Dabar dar perkėliau laikinai. Labai trumpėja, bet kaip laikinai. Bilė tik, kaip sakant, sumečiau tvorą ant viršaus ir viskas. Tam kartui bus gerai. Na ką, krūvos jau pusę suvarėm, net nebespėjom, iš tikrųjų gan lėtai gaunasi. Bandysim, gal spėsim per 3 dienas visas dar susivaryti. Dar labai daug šitų šakų. Bandom. Realiai nelabai kas matosi. Ten kampe atsivežiau jau kuoliukų tvorai. Taip pat statramščių čia durims jau padaryti. Ir daug lentų aptverti tiek iš kiemo pusės, tiek čia vidiniai pusėj. Tai va planas rytoj bus dar viską čia apsikopti, atsilaisvinti vietą šitam garaže ir pradėti daryti stručiam vietas. Kadangi laikas spaudžia, tai darbai vyksta naktį. Dieną nieko kieme nebesimato, nieko nebegaliu padaryti. Tai pradedu darbus viduj. Na, dabar stoiki paruošimas. Tai šiek tiek reikės suleisti dėl papildomo tvirtumo. Labai ten daug įleisti neišeis, bet bent kažkiek vis tiek padės visą tai prilaikyti visą struktūrą. Pasipjaustam biškutį. Įsipjovėm, pasiėmėm plaktuką ir išmušam maždaug iš. Jo, maž vaizdas taip atrodo. Išsipjaustam, kad žinotume kokio gylio. Dabar dasibaigti su kaltuku.
Na, ir taip atrodo paruoštas produktas naudojimui. Taip, preliminariai, kai įsipjaunam, matom tada ribas, iki kiek galima su kaltuku išsigrandyti. Tai va, ta riba labai matosi gerai. Nu kas, liko dar vieną pasidaryti. Dar vienas jau padarytas. Taip, tai bandysim lipdyti ant šitos sienos. Susileidau kampus. Kažkiek matosi. Ir viršai taip pat. Tai va, dabar statysim tokius, tai va bus. Vakar naktį išsipjoviau. Tai net nežinau kaip čia atrodys. Ar viskas tiks iš karto. Pasiruošiau. Žiūrėsim. Čia susimaus viskas gražiai. Kas viskas nepriekaištingai. Uždėti. Nėra vienas iš lengviausių darbų, bet įmanoma. Taip ir gavos iš pirmo karto. Viskas gražiai sminga. Na, viduriuką dar reikia biškį paskartuoti. Šiek tiek paplonint, bet taip atrodys visi vartai. Čia bus durys vieniems stručiam, čia bus durys kitiems stručiam. Maždaug dabar viskas susitvirtinti. Gal netgi dar kartą pasižiūrės, kiek jums reikia paskartuoti. Viduriuką įdedam, apačioje betonuosis, kad nevaikščiotų. Ir viskas. Viskas susitvirtinti, tada išsipjaus tą sekciją ir gaminti darės. Jau parodysiu vaizdą, kai pabaigsiu tvirtinti viską.
Šiek tiek įsigrėžiau iš karto, kad kampą pasigaučiau. Va, įtvirtinau. Iš tos pusės vinukai, tos varžteliai. Iš kitos gal irgi dar vinukų sudėsiu. Va, įtvirtinau biškų tik. Dar iš kampų naudėsiu kampainius ir bus viskas čia viršui. Viena krūva jau sutvarkyta šakų, visiškai švaru, nebeliko. Labai daug darbo, gan per silpnas aparatas, 2 dienas vieną krūvą padarėm, čia kad ir buvo viena iš didžiausių krūvų, bet vis tiek užėmė 2 dienas, visų kitų irgi net nebespėsim, tai kitam kartui arba nuomosimės jau galingesnį, didesnį, arba nežinau dar ką darysim su visą šitą krūvą šakų. Na, taip atrodo garažas prieš. Dabar bandysiu atsilaisvinti vietas, kažkiek išsivaryti visko, išsinešti. Parodysiu vaizdą po to, kaip atrodo. Na, taip atrodo dabar iškraustyta šiek tiek. Lentas pernešim, daugiau viskas iškeliavo. Tai lentos bus dabar pačiose narvuose, kad nemaišytų. Taip, kol tamsu buvo, nelabai ką ir filmavau, nelabai kas matosi, tai pradėjau išsigręžti skylės visiems stulpeliam, kurie bus, duris jau kažkiek, dalį durų išpjoviau, uždengiau plėvelę. Šiek tiek vaizdas jau keičiasi. Dabar toliau pabaigai gręžiotis. Skylės stulpeliam ir betonuosim stulpelius. Taip, įeiname į garažą. Čia po dešinę bus stručiai. Dabar aš tokia jau pilnai įtvirtinta.
čia dar viršui išsipjaus. Bus durys. Dabar dar, kadangi tiek medienos neturėjau ir plėvelės uždengti, tai kol durų nedarau, iki galo neišpjau. Laikinai uždengiau su plėvele. Tas vidurinis stulpas įbetonuotas, o kaip tik įbetonavau. Ir visus kitus stulpelius taip pat. O visą medinį rėmą pasidariau aplinkui, kurie prilaiko stulpus. Visas rėmas taip atrodo. Visi stulpai įbetonuoti. Ant kitą savaitgalį galėsiu jau dengti, daryti sienas ir duris visam šitam rėmui. Tai čia vieni stručiai buvo, čia kita rūšis buvo. Ir praėjimas. Dar iš lauko žiūrint. Taip, dabar vieni kiti. Ir čia nusipjaus, aišku, tą lentą. Nusims visai visus tos lentas, dabar čia tik kad stulpus prilaikytų. Ir tada čia bus ir praėjimas. Ir durys pastručius. Šėjo reiksnis į kiemą, tiek palakutį, tiek patarškas. Tarška nesustodamas. Na, tai patarška. Pusę dienos.